Sveiki, esu uždarų patalpų golfo klube Golfin. Visų pirma, norėčiau paprašyti jūsų prenumeruoti mūsų YouTube kanalą Golfin Vilnius. Golfin golfo klinikos užduotis – taisyklingai išmokinti žaisti jūs golfą. Šiame video duosiu jums labai vertingą patarimą ir šiandien kalbėsiu apie atakos kampą ir jo reikšmę. Ką reiškia atakos kampas? Labai paprastai tai yra lazdos galvutės kontaktas su kamuoliuku smūgio metu. Kokiu kampu turi ateiti lazdos galvutė, kad atsitiktų geras kontaktas. Geriausias atakos kampas, kokį jūs galite turėti, teisingiausias yra lazda atkeliauja iš viršaus, pradžiai trenkime į kamuoliuką ir pradedam liesti dirvotą už kamuoliuko. Tai reiškia, visi golfo kontaktai su aironais turi būti už kamuoliuko, o ne prieš kamuoliuką. Taip pat, jeigu jūs darote taisyklingą, atliekate atakos kampą, jūsų lazdos padėtis bus tai, kad jūsų lazdos galvutė negalės pasisukti smūgio metu ir jūs mušite ženkliai tiesiau. Jeigu yra neteisingas atakos kampas, kuris daromas štai šitaip, tai jūsų lazda atkeliaus pradžiai su galu, jūs užpjausit kamuoliuką ir kamuoliukas įskris į dešinę pusę. Jeigu jūs ateisit per daug iš dešinės pusės ir užsuksit riešą, tai jūs ateisit per daug su priekiu ir divotas bus už kamuoliuko, bet kamuoliukas skris į kairę. Geriausias atakos kampas yra paprastas. Riešų pagalba trenkiam iš viršaus ir kaip matot, jokios fizinės galimybės čia nereikia turėti. Atsistojot, jeigu jūsų dešinys riešas tinkamai dirba, jūsų kairys riešas yra atpalaiduotas, jūs turėsite idealų kontaktą. Ištrinkite savo pasąmonės visam laikui. Va šitą golfo judesį. Šito golfo judesio neegzistuoja. Jeigu jums pasakoja treneris šiuos dalykus, jis jums kabina makaronus. Tai reiškia, atakos kampas darosi, kada mano klubas pasisuka ir atkeliauja. Tai reiškia, kaip matot, klubas sukasi labai mažai, o aš kontroliuoju viską su dešinė ranka. Ir mano padėtis lazdos yra toks. Tai reiškia, jokio tokio atakos kampo jo neegzistuoja. Ir jūs žaisit labai krūviną golfą. Paprastas golfas yra sukasi klubas, sukasi riešas ir riešas dirba. Ar tai yra sudėtinga? Tikrai ne. Jeigu jūs šitą dalyką ištaisysit, jūs pakeisit savo golfo žaidimą ir pamatysite, kaip jūs tiksliai galite žaisti golfą. Golfo nereikia išgalvot, o jisai jau yra sukurtas ir atakos kampas tai yra vienas svarbiausių elementų jūsų žaidimą. Sukontroliuosit atakos kampus, mokėsit daryti pliusą ir minusą, jūs esat adekvatus golfo žaidėjas. Jeigu jūs mokat žaisti su skirtingomis pozicijomis ir jūs gaunat traumų, tai reiškia, jūs žaidžiat neadekvatų golfo žaidimą, jūsų stilius yra netinkamas ir jūs iš tikrųjų ilgai ir nuobodžiai treniruositės ir jūsų golfo žaidimo lygis nepagerės. Aš jūsų labai prašau, išmokite taisyklingą atakos kampą. Dar kartą pasikartosiu. Pasuku klubą, smūgiuoju iš dešinio riešo ir atakos kampas yra įvykdytas. Jokių šitų golfo judesių daugiau gyvenime nebedarykit. Dabar pasidalinsiu pratimu ir rekomenduoju jį atlikti kiekvieną kartą, kada lankysitės golfo aikštyne arba pas mus golfinę. Pasiimat rankšluostį, pasidedat nuo kamuoliuko per pėdą truputį daugiau. Aš dažniausiai rekomenduoju visą laiką pasidėti 6 kamuoliukus, o 6 kamuoliukas yra mano tikras, tai 5 virtualus. Ir dabar, jeigu aš taisyklingą atakos kampą darysiu, mano lazda ateis iš viršaus, nepalies rankšluosčio ir bus puikus atakos kampas. Kaip sužinot gerą atakos kampą, jisai turi būti minusinis, minimum turi būti -2,5. Ir pasižiūrėsim, ar šį yra taip sudėtinga jį atlikti. Atsistojam ir smūgiuojam. Ir automatiškai mano atakos kampas yra minusinis ir jisai garantavo man taisyklingą kryptį, kuri yra tiesi. Tai reiškia, jeigu aš dabar pradėsiu chimičint ir daryti blogą atakos kampą,
kuris atrodys štai šitaip, kaip aš jums sakiau, kamuoliukas kris į dešinę, aš padariau atakos kampą, bet jis yra niekam reikalingas toks atakos kampas, kur mano kamuoliukas yra 40 metrų nuo linijos. Jeigu jūs nevaldote riešo ir jūs riešą dabar užsuksite, kaip aš jums dabar parodžiau, tai reiškia, jūs gausit tą patį golfo kamuoliuką į kairę pusę. Tai ką aš noriu pasakyti, kad jeigu jūs nevaldysite savo dešinio riešo, kuris valdosi, žiūrėkit, labai paprastai. Jisai daro tiesiog šitą paprastą veiksmą, atsistojam ir nusmūgiuojam. Jokios fizinės jėgos, tiesiog dešinys riešas taisyklingai dirba, tinkamas atakos kampas, kamuoliukas 20 cm nuo linijos ir volia.